gerą žinią. Kadagi ištrauksiu vėl Mersą ir kada pratęsim visus tos nestandartinius darbus. Tas momentas prasidės šitam epizode. Raktus aš jau turiu, pažiūrėkit koks švarus, gražus raktas. Ką negaliu pasakyti apie mūsų Passatą, bet bent jau padangos geros, žemynės yra mėsos. Arkutė irgi visa šiek tiek aprūdijus, bagažinės dangtis. Kiek turėjau tokių Passatų, tai visi su tą pačią problemą, va, kiaurą. Sveiki žiūrovai, turiu šiandienos epizodą jums gerą žinią. Aš skaitau jūsų komentarus ir tikrai nemažai buvo komentarų, kur jūs manęs klausėt, kadagi ištrauksiu vėl Mersą ir kada pratęsim visus tos nestandartinius darbus. Galit pasidžiaugti, nes artėja tas momentas net prasidės šitam epizode, bet prieš pradedant visą tai, pasimokęs iš praeito sezono, kaip sakant, reikia darbinio arklio kažkokio, šiuo metu pas mane ant ekrano įjungtas Passato skelbimas, kurį aš nuvažiuosiu pažiūrėti. Paklausit, kodėl jis man reikalingas. Patys suprantat, kai pradėsim darbus, reikės daug ką restauruoti, perdirbinėti ir taip toliau. Visokie bamperių vežiojimai, slenksčių, sparnų, dėžių ir taip toliau. O kiekvieną kartą naudotis transportavimo paslaugom, nuoma, taip sakant, neapsimoka ir nelogiška tiesiog tiek pinigų kišti į tos dalykus, kur nereikia. Tai aš manau, tiesiog būtų paprasta nusipirkti kažkokį Passatėlį, pasinaudoti ir galbūt po to mes dar jį parduosim. Senai neprašiau jūsų paspausti patinka ir pasubscribinti kanalą, jeigu to dar nedaro. Sekantis dalykas, ką reikia padaryti, tai nuvažiuosim į garažą, pasikrausim Mersą, kuris įstovi ir nuvešim į naują vietą, kur Chebra padės man nurengti jį nuo seno liverio, atklijuoti visus tus lipdukus ir reiktų gerai apsižiūrėti kėbulą, nes ten tikrai buvo iš praeito sezono defektų, apgadinimų. Praskanuosim mašiną, pažiūrėsim. Pirmą noriu apsaugoti kėbulą, dažus, kur reikia perdažysim. Trauksim, manau, kad mašiną PPF-u, kad šį kartą būtų saugus ir pabiški dėliosim tolimesnius planus. Tai planas kol kas yra toks. Tai kol dar ofise esam, manau, iš karto jums parodysiu tą variantą, kuris mane labiausiai sudomino iš visų. Tai yra Passatas B6. Sudomino dėl to, kad visų pirma yra patraukli kaina 1500 €, o visų antra techas neseniai buvo pravarytas. Tai aš taip ir norėjau nusipirkti mašiną ir iš karto su juo ir važiuoti, nekišti, nefinansuoti jokių ten į pinigų. Tiesiog, kad jis tarnautų ten tos kelis mėnesius, o po to žiūrėsim, ar parduosim, ar padovanosim kažkam tą mašiną. Iš karto aš turiu vyną, įsivedu vyną į Car Vertical, dėl viso pikto pažiūrėti tiesiog, ar bent jau su registracija viskas gerai, kad nebūtų, kad vogta ar dar kažkas, ar yra kažkokių apribojimų. Ir manau, kad galim iš karto po šito lėkti žiūrėti tą variantą. Tai įsivedam vyną į Car Vertical ir matom, kad su dokais kaip tik viskas gerai, o su rida ir žala šiek tiek prasčiau reikalai. Iš karto einam prie žalos, matom, kad buvo priekis daužtas, Prancūzija, 3 kartus Prancūzijoje buvo daužtas, 2 kartus Lietuvoje. Beje, paskutinį kartą Lietuvoje buvo daužtas 23 metais 12 mėnuo. Gerai, grįžtam prie ridos. Spaudžiam ant jos ir matom, kad 17 metais rida buvo nuo 331 nusukta iki 199, standartiškai, kaip dažniausiai Passatas jo ridos ir būna. O dabar rodo, kad yra jau 313. Ką galiu pasakyti, nebūtų Passatas, bent jau pažiūrėjom istoriją, kaip sakoma, dabar prieš važiuojant apžiūrėti mašiną viską mes žinom. Tai pasistengsiu šitą informaciją panaudoti su pardavėju, kad numušti bent kažkiek tą kainą. Jeigu mašina bus techniškai tvarkinga, manau, vis tiek paimsiu aš ją. Noriu priminti, kad jūs lygiai taip pat galite pasitikrinti automobilį, įsivedę jo VIN kodą į Car Vertical ir pamatę, ar buvo patirta kažkokia žala, nusukta rida, arba dar blogiau, yra kažkokie apribojimai, areštas ir dar baisesni dalykai. Pasinaudoję dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą. Nu ką, aš jau vietoj ir dabar dar žiūriu, kad šalia manęs visai neblogas Sierra stovi. Gal reiktų palikti lapuką kokį po lango. Gerai, o kol kas einam, pažiūrėsim mūsų Tavorą. Raktus aš jau turiu, pažiūrėkit koks švarus, gražus raktas. Ką negaliu pasakyti apie mūsų Passatą. Nu ne mūsų, bet to jeigu nupirksiu bus mūsų. Tai iškart prieinam prie kėbulo. Opa,
O kėbulas, matot, va, turi trūkumų. Špakalius matomai čia privaryti. Nenori net spaust, nes čia sutraškės, iškris gabalas. Bet bent jau padangos geros, žeminės yra mėsos. Arkutė irgi visa šiek tiek aprūdijus. Bagažinės dangtis. Kiek turėjau tokių Passatų, tai visi su tą pačią problemą, va, kiaurą. Tiek čia, tiek čia. Įdomu, ar bent atsidaro? O, atsidaro. Jau gerai. Va, žiūrėkit, kiek yra visko čia dar prikrauta. Matosi, nesiniai turbūt technikinė buvo pravaryta čia tepalas. Yra gal valgo biškai tepalo. Dėl ko čia įdėta dažniausiai, kai būna į bagažinę pridėta tepalo, tai negeras ženklas. Nu, bet gerai. Zapaskė yra, dankratas yra. Kažkokie net trosai yra. Įdomu, čia tempia kažką, ar patį reikėjo tempti. Čia gal uždarom, kad gražiau būtų. O. Einam į saloną. Opa. Salonas šiaip visai švarus, gražus. Man patinka. Kas čia? Nu, va, pažiūrėkite. Toks. Oi, vaikyti. Gal geriau nelėsiu, čia tegul tai būna. Gerai, su galo viskas aišku. Durų apačia lyg ir sveika. Viskas gerai. O čia? Čia irgi sėdinė švari. Rūdžių kažkokių labai stiprių nematau. Čia irgi viskas gerai. Nu, vairuotojo sėdinė, biškai pageltonavus, bet tai ridos 300 plus, tai nėra ko norėt. Prie tokių dalykų aš niekada neprisiknisinėjau, kaip ir prie va tokių. Jeigu čia ant Passato, kaip ir šitas tarpas, kur pirštus lenda. Tai matomai tikrai gavęs į priekį ir ne vieną kartą. Nu, bet mums svarbiausia, kaip važiuoja mašina. Tai pažiūrėsim iš išorės ir prasilėksim su ją. Dar užmetam galakį po kapotų, ar apsitepalavęs ar ne. Ir galima bus lėkti. Opa. Senasis gerasis 1,977 kW. Žiūrim čia. Švaru, gražu, riebalo nėra. Diržas lyg ir netrūkęs, nepatrukinėjęs. Nu ką, žinau, gal visai ir sausokas. Kažkokių labai didelių nematau tepalo nubėgimą. Nu čia aišku aplinkų yra, bet čia turbūt tepalą, kai depilnėja, tai pastoviai propilnėja iš šono. Įdomu, kada čia diržas tas keistas prie 276. Data 22. Čia gal dar gali būti, kad senas. Beje, du rakteliai yra. Nu ką, bandom. O, pusė sukimo. Labai gerai. Ups. Gerai, šitą mums kol kas nereikia. Pala, kur ten atbulinis buvo, reikia atsiminti. O, čia, gerai. Techniškai, realiai, iš vidaus neturiu prie ko prikipti, visai smagita mašina. Važiuoja idealiai, maloniai. O pamiršau, kad ne automatas. O, skersas. Ai, negalas varomas. Manau, kad reikia grįžti atgal, pildyti dokumentus. Ir viskas, ir džiaugtis automobiliu. Turim darbinį arklį. A few moments later. Nu ką galiu pasakyti? Įsigijau Passatą, norėjau pasakyti pasveikinkit su pirkiniu, bet jau prasidėjo problemos. Volkswagen, das Auto. Jau greičiausiai iškrito tas trauktukas ir neatsidaro priekinės durys. Nu žodžiu, jau reikės vežti pas Deną, ardyti apšifkę ir dėti į vietą. Taip, vat ir būna tos tom senom mašinam. Nu, dabar einam pažiūrėsim. Taip. Čia veikia, viskas gerai. Čia ta spina užsirakina ir neatsirakina. Žodžiu, tingiu aš dabar čia apsikrauti, nuvešiu į garažą, pažiūrėsim. Gerai, kol kas tegul lieka šitas lavonas čia. Dar kartelį. Nu dar geriau. O, žiūrėkit, veikia. Susitvarkė. Nu va, nereikės jau į garažą vežti, viskas gerai, tegul stovi čia.
Čia tipo viskas priklauso nuo plano, ką mes darysim. Ar važiuosim į garažą, ar ne. Tai jau dabar grįžtam prie jau mūsų Passato. Ir kad Passatėlis pas mus tarnautų ilgiau, mes jį įpilsim tokią va priemonę, kurį aš jau paruošęs. Multicleanerį nuo Hado. Šitas dalykas padės mums išvalyti kuro sistemą, purkštukus ir prailgins gyvenimą automobilio. Tai tiesiog įpilam tą bankutę visą ir ant viršaus užpilsim pilną bako dizelio. Ir viskas. Visa procedūra labai paprasta. Taip, taip ir taip. Tai vat visas šitas priemonės bei kitas galite įsigyti internetiniai bei fiziniai parduotuviai Hado. Šį kartą dar paėmiau va tokį va dalyką. Čia jisai šiaip yra skirtas gumom tarp durų, bet aš jį asmeniškai naudoju kaip padangų juodintojas, irgi puikiai tam tinka. Tai va, kur įsigyti žinot, naudokitės. Aš galiu pavairuoti, pažiūrėk iš priekio. Tai galas ten jau, žinok, biškai prabrūžintas, tai... Važiavom į Premium Auto Spa. Aš jam palikęs savo Mersą ir jie žadėjo man su juo padėti. Projekto pradžia realiai prasidės nuo čia. Tuoj nueisim su Hebra, susipažinsim, pakalbėsim, pažiūrėsim, ką aplamai mes čia galim padaryti ir kom jie man gali padėti. O jum trumpai papasakosiu apie šitą vietą. Šitą vietą atsidarė pakankamai neseniai, net mėnesio laiko nėra. Ir, sakyčiau, didžiausias ypatumas šitos vietos yra tas, kad jie randasi prie pat oro uosto. Jeigu va matot, čia yra žmonės nugaros parkingas oro uosto, tas daugiaaukštis. Tai realiai, jeigu kada planuosit kažkur į kokią kelionę, tiesiog atvarot čionai, pasistatot mašiną, duodat žmonėm į detailingą, jie išvalo, turi storage mašinų, laiko čia iškart už kampo, uždarai patalpai ir jūs grįžę tiesiog ateinat, pasiemat savo automobilį ir su švario mašiną lekit namo. Manau, kad čia yra tobulas pasiūlymas. Nu, dabar okay, here comes another ill verse from the main. I'm about to paint you a picture without the pain. They said you own it, now you get it. I've been busy fading now, I'm not a single fuck was given. Them cold 45s have me swinging in the morning. You can never keep me dry, I was drinking like I was older. What's the matter? Check your pose, little homie. You been skipping the beat. Get a job, young brother, instead of beating your meat. Damn, there ain't nothing like a fact check it. Let me feeling broke. Tai galim prieiti prie mašinas. Žodžiu, ką man reikia iš jūsų, tai tada išplaunam, nulupam visus lipdukus ir aš turiu čia netoli jūsų dažytoją. Tai tada aišku, po to, kai išlupsit lipdukus, pažiūrim dar kartą visą kėbulą, žinai, ką reiktų tvarkyti, nes pavyzdžiui, dėl ko sakau, nes mes jeigu kliuosim po to, žinai, plėvelę, PPF-ą, tai kapoto nekliuosim, nes jis yra iš audinio ir jis blogai padarytas, tai nėra prasmės, aš po to jį perdarinėsiu, žinai. Kur tie varžtai įdomu, žinai, kaip čia... A, kad aplinkui? Jo, čia va. Tai čia, matai, paliktas šitas tarpas. Jo, matau.
Ta prasme, tai va, taip gaunasi. Ir va, ir sparnas, žinai, va, šitą noriu sutvarkyti. Tai būtinai reikia. Reiktų sutvarkyti, tai, nu. Tai tada, pradedam pirmiausia. Ir va, čia matau kažkoks irgi yra kasikėlis. Tai va, nulupam, pažiūrėsim iš naujo kėbulo, kas gerai, kas blogai. Ir tada bus matyti, kaip visiems sakau, kol nenuplovėm, žinai, mašinos, Jo. čia labai patvarė X7, nu, ten sako padaryk, kad ten buvo priekis apkliuotas, kad jį nulupti reikia. Pasilgau jau šitos mašinos, tiesą sakant, jau metus laiko stovėjo dabar garaže, nevažiuodama, nenaudojama. Tai reikia atnaujinti projektus ir pradžia prasidės nuo jūsų. Tai va. Paskutinį kartą pažiūrėsim į Marsą išplautą jau su šito lyveriu, nes jau daugiau mes į tokio nepamatysim. Prisipažinsiu, šiek tiek gaila net kažkodėl tais. Patinka man ir jis toks, ir juodas man žarus. Gal, sakau, biški, gal ir gaila, kad teks šitą grožį nulupti. Nu, bet ką padarysim? Reikia eiti į priekį, ateityje, jeigu reikės, sugalvosim dar geresnį dizainą. O kol kas važiuosiu į garažą, susitiksiu su Denu. Reikia paspręsti viską, sugalvoti, suplanuoti į priekį, kaip mes čia viską dėsim. Nes ir pakaba keisis visa, traversas bus prisukamas. Ai, čia bus žodžio reikalų. Bet pasakyk, pasilgo šito projekto ar ne? Nes aš tai asmeniškai žiauriai pasilgau.